Ir jūs išgyvenat vieną? Taip. Nu tai laba diena. Tai jums net negrėsia būti išmestai iš gaujos, nes jūs gaujos neturit. Aš tai jūs turiu. Čia kita atveju. Yra mano poreikis. Dėl ko juokitės? Nieko čia mes paskui čia papasakosime. Ką? Mes kartais patys prisigalvojam. Gaminasi, kai juokiesi. Kas tai Jūs pati savo gaminasi. esat gauja savo pati. Jūs jau turit teisę sakyti aplinkai ne, nes jūsų neišmes, nes jūsų nėra iš kur išmesti. Suprantat? Kviečiu jūs drąsos sakyti ne ir pasižiūrėti, kaip tame jaučiatės. Pabandysim. Žiūrėkit, Gyvaite, jums iššūkis namų darbai. Patinka jums šiaip namų darbai, ar ne? Gerai, kam patinka, tai priimkit, nes tai bus vardan jūsų pačių gėrio, ne? Grįžtat namo. Va taip grįžtat namo, žiūrėkit. Nes vienos gali grįžti, va taip va. Seminarė buvo, jau gerai. Labai gerai, žinot, viskas ten super, ne? O jūs grįžtat namo, žiūrėkit kaip, čia duris, ne? Spėrėt koją į duris ir sakot, aš pareinu. Ne, nebus šiandien rūškinių sriubos, nes aš žinau, kad aš darysiu burokėlių sriubą šiandien. Nes man labiau šiandien, aš jaučiuosi nusipelnus burokėlių sriubos. Tai klausom, ką tas Jonas sakys. Nėra Jono pas jūs, ne? Pasai yra Jonas. Nėra Jono. Pagaunat žinutę. Ir žinokit, vyram patinka labiau moteris tos, kurios dabar eikit pamokyti man. Kaip su vyrais yra? O tos kumpeliai patinka labiau, o tos olendricukės tokios. Sakys dabar. Tai ne iš ego, aš čia kalbu iš širdies, ne iš ego, ne iš karūnos. Aišku, kad visiems patinka žmonės, kurie yra tokie savim pasitikimi. Žiūrėkit, ką vyrai šneka, mergos. Girdit, ką vyrai šneka. Tai čia žinote toms, kurios žada keisti partnerį, kurios ieško partnerio, kurios abejoja čia su tuo, ar ne? Tai pagalvokit, ar namuose, kokios esat namuose. Bet turit ir gerai jaustis tame vaidmenį. O ne tai, kad, čia gyvenu tokia, ateina Jonas, gyvenu tokia, žinai, ne. Tai tam turi tapti įpročiu, bet kad tą įprotį užsigdyti, tai irgi yra viskas jūsų galioje, žinant, kas įtakoja, ar ne, tuos veiksmus. Tai dabar galbūt ir, gerai, dar biškai nerkim čiučiut į gylį. Kiek jūs man leisit nerti. Kaip jūs galvojat? Ar gimęs kūdikis yra vertas būti, ar vertas būti mylimas, globojamas? Linksėkit, nes čia kvailas klausimas, tai aišku, ko tu čia klausi, kad tu čia klausi kažkokių nesąmonių. Taip. Ir mes kiekvienas savo laiku gimėm po tobulybę, vertų verčiausių. Jau man pareina vėl ačiū. Tik kažkuriuo gyvenimo momentu kažkas mums pasakė, negražiai pieši, arba išvis pieši, tu net neišgyvensi, jeigu tu to amatą eisi. O kasdien kala. Va, kasdien kala, žiūrėkit kaip tą cveką, ne? Kas iš Dzūkijos? A čia pusė Alytaus, ne? Nes aš iš Lazdijų kilimo. Kas dar čia pasidarė, dabar eisi, va, ne? Labai gera tema. Aš gimiau tiesus cvekas, ne? Leisiu savo dabar tai pasakyti. Ir iš išorės ir einu tokia, ne? Nes ir mama, ir tėtis, pasidaryk pati, ne? Arba aš einu gyvulių šert, pasimk, ne? Arba paauglystėj lyginimas su kitais. Ir man tą kalbu, ne? O gal buvo pas jūs irgi taip, kaip, pavyzdžiui, pas mane tikrai tai buvo? Mama, iš egzaminų gavau 9. A kodėl ne 10? Ar buvo kažko tokio pas jūs, kas įtakojo tavo pačios nuomonę apie tave? Buvo mama. Mama? Ką sakė mama? Tegu ne su visa pagarba jai, kad ir kokį pasirinkimai darė. Kartais ir sužlugdydavo, blogai įvertindavo ir kad taip, kad to nepadariau, to nepadariau. Amžinai priekaištas. Priekaištų. Aš mylėsiu tave tik tada, kada tu būsi gera mergaitė. Taip.
Va. Bet patiekdavo vis tiek. Vis tiek padėt maištautoje, okei. Kas buvo tos, kur? Paklusnios. Paklusnios labai. Na, nu, kai neverkia. Va. Aha. Yra klaustukais ir užaugam. Ane? Aišku, mūsų tada nieks nemokė, kaip ten normaliai, švelniai pasakyti tą savo nuomonę, kaip rasti sprendimo, nebėgti iš namų ir taip toliau. Čia jau kraštutinumas kitas, ar ne? Bet jeigu tada mūsų nebūtų sutraumavę, čia su visa pagarba, kaip ir sakau, tėvams, nes mes patys pasirinkom, jūs žinot, kad patys pasirinko savo tėvus? Žinot šitą dalyką? Nežinot? Tėtis 7 metus renka sielą, o Jo. mama 3 metus. Žodžiu, čia ne apie tai tema, dabar čia mes apie žemę kalbėsim, bet siela žvalgosi, tuoj užgims ir žvalgosi, nu, į kurią čia šeimą, kur čia tėtis ir mama labiausiai yra tokie, kur aš galėčiau geriausiai išmokti tam tikras savo kaip sielos pamokas. Aha, pasigūglinkit. Nepataikė. Aha, bet žiūrėkit, sako nepataikė, nes pavyzdžiui pasirinko despotą ir alkoholikę, ne, pavyzdžiui. Taip. Bet tavo sielai galbūt reikėjo išmokti pasirūpinti pačiai savimi ir dėl to pasirinkai tokią šeimą, kad tik tokios šeimos dėka tu gavai tas patirtis, kurias gavai. Pagauni žinutę apie tai, ką aš noriu pasakyti. Nėra to blogo, kas neišeitų gerai. Apskritai, Dievas viską duoda tai, kas mums reikalingiausia ir geriausia. Kad ir kaip kitą kartą mums sunku suvokti ir sakom, už ką man taip? Taip, už ką čia man taip, ar ne? Tai mes nevarykim Dievo į medį. Jisai mus myli visus, visas, visokius ir mes visi verti ir jo globojami ir taip toliau. Bet pabandykit paieškoti iš toj situacijoj, ką tokioj situacijoj aš galiu išmokti, ką aš galiu išgirsti, kokią pamoką čia dabar man tas dievuliukas davė. Nu apie ką tai? Petras alkoholikas išsiskyriau, Jonas alkoholikas išsiskyriau, Antanas alkoholikas. Skirtis nesiskirti. Čia neišmokau pamokos, vėl atsiuntė dievuliukas kitą, ane neišmokau pamokos, atsiuntė trečią. Nu davai, Janyte, davai, čia ne kažkas negerai, davai. Ir vėl su to pačiu gyvenu, tam pačiam skurde, ne? Ironizuoju, kad jau fainiau būtų, bet aš net nebejoju, kad pas kiekvieną yra kažkokias dalelės, apie ką yra pagalvoti. Jau čia viskas susakiau. Eisim dabar dirbti tada, gerai? Gerai. Ir iš tiesų mūsų smegenys, nežinau, čia toks tęstinumas ar pertrauką darom, žodžiu, mintis ta, kad mūsų smegenys patiki viskuo, ko mes sakom. Sutinkat su tuo ar ne? Jeigu aš sakau, aš durna, aš debilė, aš kliša, aš nepilnavertiška, aš tuščia, aš nemoku bendrauti, aš tokia, ar aš patikiu savim, kad aš tokia? Patikiu. O jeigu dar iš šalies sako kiaulė, tu kiaulė, tada pradedu guksėti, ne? Nesgi visi aplinkui sako, kad tu kiaulė, ne? Bet iš kitos pusės, smegenys taip pat tik ir tuo, ką jūs teigiamo sako. Aš galiu, aš padarysiu, man pavyks. Čia labai dažna kartais įjungia vidinis kritikas. Sako, ne, tikrai, žinok, neišeis, ačgi žinau, kad tam neišeis. Būna tokių vidinių kritikų, kad sako, neik, net, tu pasakysi, jei, kad kainuoja 50 eurų, tai sakys, durna, nepirks iš tavęs niekas, ne? Bet vidinis kritikas yra reikalingas tam, kad mus apsaugotų, nes jeigu mes eisim į priekį, darysim tuos pirmus kartus, mes išeisim iš savo komforto zonos, nuo sofos nulipsim ir smegenims reikės ieškoti sprendimų, kaip čia dabar tave apsaugoti. Nes jų funkcija yra mus apsaugoti. Tai kol tu esi ant savo psų. Čia mus filmuoja? Man reikia tada būti čia, ne? Čia, gerai. Slapta kamera. Jo, linkėjimai. Bet pas man jau atmintis baigėsi, tai ten varo, ar pas jūs nesibaigė dar? Dar ne. Normaliai, gerai. Jeigu aš lieku ant sofos, man nieko daryti nereikia, ane? Manęs nieks nesitaiko, jokios kritikos negaunu, viskas yra saugus, smegenims ramu ir taip toliau, bet kas aš tampu tada? Tinginė. Tinginė. Arba tampu niekuo. Nes aš nieko nedarau, nieko nenoriu, niekur neinu, niekas neįdomu ir aš tampu tokiu nieku. Tai aš noriu, jeigu jau esat čia